Pirma diena, kai gaminu elektrą. Ok, dar negaminu, bet 10 kW elektrinė jau ant stogo, kurią sumontavo Saulės grąža. Kaip sekėsi montuoti, spaudžiam like ir žiūrim. Prieš montavimą buvo paruoštas eskizas, kaip viskas atrodys. Kai planas nesikeičia, bus dveilės po 11 modulių, kuriems taikoma net 25 metų garantija. Skarda pas mus trapecinė, tai montavimas gana paprastas. Kol vienas meistras montuoja profilius viršuje, kitas darbuojasi apačioje su inverterio montavimu. Mūsiškis inverteris kabės lauke. Aha, išgirdo teisingai. Lauke. Apsidžiaugiau sužinojęs, kad juos galima montuoti ir lauke, nes viduje vietos jam nebuvom paruošę. Pasirodo, kad tai yra normali praktika, kadangi šie įrenginiai toleruoja ir drėgmę, ir šaltį. Inverteris lauke turi ir savų privalumų. Mažiau triukšmo bei šilumos namuose, geresnė ventiliacija, nereikia aukoti vietos namuose, paprastesnė prieiga meistrams net kai esate išvykę, patogesnis kabelių išvedžiojimas, jei nebuvo tas numatyta iš anksto. Svarbiausia, kad negautų tiesioginės saulės. Būtent šis kampelis pas mus toks ir yra. Plius čia ir užmaitinimo laidas atvestas. O laidą iki stogo meistrai movė gofrą, kurį ateityje paslėpsiu, kai tvarkysiu fasadą. Viską paruošus liko smagiausia dalis – modulių montavimas. Nuo pirmo skambučio iki modulių ant stogo praėjo tik 2 savaitės. Su Saulės grąža viskas buvo paprasta, aišku ir greita. Darbai atlikti tvarkingai, viskas savo vietoje, net nebuvo ką sutvarkyti. Po montavimo dar buvau supažindinta su programėlė, per kurią bus galima stebėti generaciją. Dabar beliko laukti, kol Saulės grąža išsiųs rangovo deklaraciją į ESO ir tada jau bus galima gaminti elektrą. Ilgai netruko, beliko saldžiausias darbelis. Pavarė sniego, bet man reikia ten nueiti. Tuo parodysiu dėl ko. Bėm. Opa. Bėm. Un. Sėdi. Kur Saulė?